Sveiki, sveiki. Pristatysiu sodybą. Šią pavadinsiu sodyba desertas. Įsikūrusi Aukštaitijos parko širdy, Daunorių kaime, Utenos rajone. Priklauso net 8 hektarai žemės, iš kurių keli hektarai miško. Os pušys nusidažė raudoniu besileidžiant saulei. Va, ūkinukas daržinė ant kalvelės. Vos gražiausia vieta. Ūkinis pastatas, tai kaip dabar koks ofisas. Jis svarbiausias buvo praeitį. Jis gamino pinigus, gamino maistą. Namas tvirtas, ganėtinai gerai išsilaikęs, buvo prižiūrėtas ir, nemažas, ilgas. Tas tikrasis 2 galų. 2 galų, gal jis ten kokių 16 metrų ilgio bus. Name yra vandentekis, kanalizacija, boileris. Žodžiu, patogumai yra, tualetas taip pat. Apsupta sodyba labai gražių liepų. Matom ąžuolą, ūkinį pastatą, kluoną ir atvesta elektra net 10 kW pažeminių kabelio. Tai jei paliktume oras šildymą žiemos sezonui, nebaisu, kad dings elektra. Laidų vėjas nenutrauks. Pakalnytė tvenkinėlis. Jis dabar saulė leidžiantis nelabai matysis, bet jis gražus. Medį reikėtų paimti iš ten ir atsivertų jo gražuma. Taigi, sodyba laukia naujų šeimininkų. Drąsiai galite atvažiuoti, pasimatuoti ir įsigyti.